Moters mintis, jausmai, veiksmai apie vyrą, Sofijų taro kortos. Pasižiūrėkime moters mintis, kągi galvoja. Matosi, kad džiaugiasi moteris, galvoja, kad viskas gerai, kad kažkokia sėkmė aplankė, kad jinai jaučiasi laimėtoje. Ir matosi, kad tai galvoja, kad reikalinga priimti kažkokį sprendimą, kad tokios būsenos matosi moteris resurse ir tiesiog bus išsakyta kažkas, kad galvoja tai iš esmės kažkokias situacijas svarbes ir kągi jį jaučia. Jaučia tai, kad jos svajonė pildosi, kad yra ta žvaigždė ir jau jinai mato tą realų tokį kelią, kaip iki jos nueiti. Ir mato kažkokias situacijos, kad baigėsi, kur nebuvo rezultato, kad tam jau pabaiga, kad jinai jaučia savo tokią galią, aistrą, gyvybinę jėgą, patrauklumą, ta ugnies stichija matosi užvaldžiusi moterį ir kad jinai pasiruošusi veikti, nelaukti, kad nemato kliūčių ir kągi darys, pasižiūrėkim. Taigi bus tuo magu, kad tiesiog jinai žino, kaip sukurti tas situacijas, kaip materializuoti savo norus ir imsis šių veiklų, kad bus toks entuziazmas, jaunatviška tokia energija, tikėjimas, kaip tasai magas, tai to energija vyresnio amžiaus paauglys, taigi kai žmogus tiki, nėra kliūčių ir kaip pati visata padeda. Taigi matosi, vyks toksai susibalansavimas energijų ir čia kažkokia tokia vertė pasverta dviejų tų žmonių, kad abu jie vertingi. Ir taip tikrai, kad tai teisingumas kažkoks įvyks, nes matosi, kad tai nuo kažkokio balansavimo iki tokios tiesos, o kažkam tai teisingumas netgi ir šneka apie tos įsipareigojimus, kažkam tai galbūt netgi ir santuoka, nes tai yra tas teismas, tos institucijos taip pat toksai simbolis.